išmokau gyventi sociume, žinau, ko iš manęs žmonės tikis, bandau būti tinkama visuomenės ląstelė, bet iš tikrųjų pasilgau to seno sausio, to tokio aštraus, linkusio į avantiūras, nelogiškus sprendimus priimančio, tokio amžinai nesuaugusio paauglio senio kūne. Sveiki, aš Bernardas kviečiu į dar vieną pokalbį su rašytoju prisistatančiu Sausis upė. Pokalbio vieta, beje netyčia, ir vėl gavosi simboliška. Kalbamės Klaipėdoje Simonaitytės gatvėje netoli Simonaitytės kalno. Simonaitytės vardo Klaipėdoje tikrai daug, nors pati rašytoja beje gimusi Priekulyje. Simboliška mano manimu tai, kad literatūroje ji buvo sunorminta. Tapo Ieva Simonaitytė, nors tikrasis jos vardas buvo Eva. Sakoma, kad ji tą pati ne kartą yra pabrėžusi. Tiesa, Ieva ji tapo prieš savo valią, priešingai nei Sausis, pasirinkęs slapyvardį pats. Su Sausiu kalbamės sovietinių daugiabučių apsupty. Man jie primena vaizdą iš naujausios Sausio knygos Grįžusius ištrinti. Metų rašiau dienoraščius, niekada nebuvo rašomi kaip vientisas kūrinys. Kiekvieną kartą skaitytojai gauna dar vieną iškarpą. Dar 2 metus, dar 3 metus, kuo tuo metu gyvenu, kur mane blaško audros, uraganai. Aš jo nepamiršiu ir jisai bus, visada atsiras naujų knygų dienoraštinių, kurios galima bus atpažinti iš balto viršelio ir bus tos kitokios knygos, kurios bus raudonais viršeliais. Ir ši knyga yra pirmoji kitokia knyga. Tai jau yra psichologinis, kriminalinis trileris. Bandžiau atrasti tuos 3 žodžius, kaip jie skambėtų teisingai. Žiūrėjau, sakykime, jeigu tai būtų serialas, filmas, kaip aš įvardinčiau jo žanrą arba kokį tagą uždėčiau. Tai apie ką yra pati tavo naujausia knyga? Istorija yra išgirsta iš praeivio, bet tuo pačiu įpinta į 80% mano pasaulio. Pagrindinis personažas Gruodis, kurtas žiūrint į veidrodį, tai yra mano atitikmuo, mano fikcinis alter ego. Personažas pagrindinis grįžta namo, į tėviškę, į Lietuvos periferiją, jį atveja tėvo mirtis. Sužino tą faktą gal tik po poros mėnesių. Su tėvu nebuvo jie labai artimi ir jis grįžta namo, nieko per daug nesitikėdamas, atvažiavęs sutvarkyti tėvo skolų. Ir miestas jį tiesiog įtraukia. Miestas nepažįstamas, kažkoks svetimas, žmonės aštrus, pikti jo atžvilgių. Ir prie viso to kažkur skersgatvėje sutikta mergina jam pradeda sakyti, kad jinai yra jo mylimoji. Tos informacijos net neturi atminty ir jis negali patikėti, kad tai yra tiesa, ar tai yra kažkoks žaidimas, manipulacija. Ir va čia įsisuka visas ratas, miestas jį taip įtraukia, kad jisai tiesiog iš ten nebeišvažiuos toks pat, koks buvo. Apie kokį konkrečiai miestą kalbi? Šitas miestas turėtų būti kokių maks 15 tūkstančių, 20 tūkstančių žmonių gyvenvietė. Tokia, kur nėra pati mažiausia, sakykime, Lietuvos mastais nemažas miestelis, gali turėti savo traukinių stoti, ten su prekybos centru ir taip toliau, bet jau ten ir atsiranda ir jau judesio, kažkokių banditėlių, rimtesnių, varkių, rajonų, tų tokių daugiabučių rajonų, ne tik tais tie privačių namų kvartalai. Toks, sakyčiau, Panevėžio Kauno miksas, bet dydis kaip 15-20 tūkstančių žmonių, kažkas tokio. Klausydamas tavęs susidarau įspūdį, kad tas miestas knygoje yra ne tiek geografinė vieta, bet dar ir kažkoks savotiškas jausmas. Iš kur jis atsiranda, kyla? Iš realių miestų, prisiminimų, tavo patirčių? Yra tam tikro panašumo kartojas rajonai, jų išdėstymas. Keli šimtai kilų nuo ten, kur mano močiutė gyveno, ir gyvenu kone identiškam bute kaip jinai. Labai dažnai pas ją ateidavau, aplankydavau ir aš atsimenu net, kur senelis sėdėjo, kur močiutė megzdavo atsisėdus, kur mes ten kalbėdavom. Atsimenu tą virtuvę, kur ten man taburetę pristumdavo ir ten dešrelių kažkokių iškepdavo. Visi tie miestai man jie panašus, visi elementai atsikartoja. Ir žmonės atsikartoja. Tu žiūri žmogų, galvoji, tu panašus į ten, į Remį.
Ir tik tais vienetai, kur su jais būni ir galvoja, pagal tave turėčiau sukurti naują kortelę, naują stalčiuką, nes pagal tave turėčiau matuoti kitus žmonės, kuriuos sutiksiu ir galbūt kažkas bus panašus į tave, nes tu netitinki nei vieno kriterijaus. Ir tai būna labai retas atvejis. Galbūt dėl to, kad mes jau nebe 20-mečiai. Jeigu knygos pasaulis sudėtas iš atpažįstamų vietų žmonių, kalba turbūt irgi turėtų būti atpažįstama. Kiek sąmoningai bandėjai palikti ją gyvą, kad skambėtų neliteratūriškai? Šitą knygą koregavo mano gera draugė, kuri baigus filologiją, dirba mokytoja ir jinai tikrai yra žmogus iš to, sakykime, akademinio pasaulio? Iš akademinio pasaulio, jo. Aš žinau, knygą, skaičiau 5 kartus. Kiekvieną kartą žiūrėdama tai, ką pakoregavau, norėjau atitaisyti viską. Norėjau palikti taip, kaip buvo. Pradėjau susigyventi su ta kalba ir supratau, kad čia tokia ir turi būti. Žinau, kaip turėtų būti pagal taisyklės, bet aš suprantu, kad tu irgi turi savo taisyklės, tos taisyklės yra ne tos literatūrinės taisyklės, tos kiemo taisyklės, tos gatvės taisyklės, tos tie keiksmažodžiai, kuriuos aš vartoju, nėra jie tam, kad šokiruotų ar suteiktų grubumo, pritempto. Tai tiesiog taip, kaip aš įsivaizduoju, kad tie personažai kalbėtų iš tikrųjų gyvenime. Reikia nepamiršti, kad tie žmonės, tie personažai yra sulipdyti iš šimtų žmonių, kuriuos aš sutikau. Marozėlis tikrai bus tas, kur vaikystėje mačiau, ar koks klasiokas, arba kolega. Mylimoji, tikrai jinai bus iš 5-6 kitų mylimųjų ir jų savybės, kaip ta moteris galimai elgtus, kaip žodžius dėliotų. Esu stebėtojas, dokumentuoju žmonės, miestus, daiktus, objektus ir sudedu viską į savo literatūrą. Atrodo, kad rašydamas tu ne tiek išsigalvoji dalykus, kiek rinkdamas realybės fragmentus, iš jų po truputėlį lipdai statai savo pasaulį. Kaip atrodo tas procesas? Ar galėtum šiek tiek papasakoti? Analizuoju detalės, tą kasdienybę ir ją savotiškai galvoje dokumentuoju. Ne tik galvoje, aš filmuoju, fotkinu. Noriu, kad pagrindinis veikėjas grįžtų į tėviškę ir tėvas gyveno tam tokiam 2 aukštų, baltų plytų, namukė tokiam apleistam, kur galbūt skurdžiau gyvenančios šeimos. Dažniausiai būna mažuose miestuose, kur nors netgi to mažo miesto pakrašty tokie namukai. Tai aš važinėjau po mažus kaimelius, žiūrėjau, kaip realiai atrodo šitie pastatai su sena 90-ųjų kamera, filmavau juos. Ir tada, kai man reikėjo aprašyti tuos 3-4 sakinius apie tą namuką, aš tiesiog atsidariau krūvą medžiagos ir bandžiau juos sulipdyti vieną krūvą ir aprašyti, kaip atrodo langai, kaip atrodo plytos. Lygiai taip pat ten kažkokie kaminai seni, kurių man reikėjo tą mikropasaulį. Geltonų lentučių namukai, tokie, kur kiekvienam kaime būna laukai, techninės vėžios, kur palieka traktoriai. Važinėjau žiūrėti, kaip realiai atrodo, netgi kartais droną paskeldavau, kad tikrai suprasčiau. Į tą pasaulį, kaip į kokį geimą, sunešta daug realių pastatų, objektų, kuriuos aš važiavau, tikrinau arba traukiau iš atminties. Kartais netgi būdavo, pavyzdžiui, su to pačiu penkiabučiu, kur aš atsimenu, jie tiesiog galvoju, žinau, kur jis yra. Įsimetu savo miestelį į Google Maps, įsijungiu Street View ir važiuoju virtualiai iki to namuko ir važinėju aplinkui jį, printscreeninu. Žinau, kad čia gyveno mano bičiulis, pas kurį ne kartą ateidavau, jį dar įsidedu į savo idėjų banką, sunešiau iš visur ir padariau savo pasaulį ir tada vaikščiojau po jį ir užrašiau tiesiog. Lygiai taip pat ir žmonės. Atsinešiau to žmonės iš gabalų, viena mylimoji, kita eks, trečia eks, sulipdžiau ją ir pastačiau, sakau, čia bus vėja. Jinai atrodys va taip, su šortukais trumpais, plaukais trumpais. Ir aš aprašydamas net filinu tą, kaip gruodžiui svaigsta nuo jos galva, pamačius pirmą kartą, kaip jis lydos, nudeidrymina tiesiog žiūrėdamas ją. Ir aš rašydamas tiesiog jaučiuos tame, kaip aš žiūriu į tą savo praeities moteris. Kai jau atsisėdai rašyti, grįžusius ištrinti, ar pameni, nuo ko viskas prasidėjo, koks buvo pirmas istorijos variantas? Pradėjau rašyti ir aš pagalvojau, pabandau įsvertinti pradžią ir galą. Kur turi nuvesti? Koks paskutinis tekstas turės būti? Po pirmos serijos supratau, kad viską reikia kardinaliai kitaip daryti. Turi būti daugiau personažų, turi būti daugiau veiksmo, nes tai, ką apsirašiau, tai buvo 2 serijų siužetas. Ir aš atsimenu, kad aš labai įneriu į tą. Aš rašiau praeitą vasarą. Biškį net išprotėjusiai tiesiog rašiau nuolat.
Aš jaučiausi, kad aš žiūriu serialą, aš noriu sužiūrėti tą serialą visą, nes man įdomu, kas bus toliau, žinai. Bet aš pats įrašau, iš tikrųjų, toks labai keistas jausmas. Hiperfokusuojas, išnyksta viskas aplinkui, pametu laiką, galiu nevalgyti. Žinau, kad reikia šunį išvesti, jam yra ten laikas valandą iš ryto, valandą vakare, o daugiau man nieks nebeegzistuoja. Beklausant tavęs susidaro toks įspūdis, kad šitos knygos rašymas buvo ne tiek darbas, kiek savotiškas apsėdimas, jeigu galima taip pasakyti. Taip dažnai nutinka tau gyvenime? Pametu galvą kartais. Pametu galvą ir jeigu man kažkas labai patinka, aš tiesiog įneriu, valgau pilnai žandais visą šitą. Šitą knygą rašant man taip patiko, kad aš tiesiog pamiršau, kad dar vasara už lango yra. Kur aš turėdavau specialiai per prievartą atsitraukti nuo to. Paskui man mėnesį reikėjo tokio literatūrinio detokso pabūti tiesiog su savim, vėl sugerti pasaulį iš naujo ir užsipildyti. Ar gerai suprantu, kad šį kartą beveik visą knygą nuo tekstinės dalies iki vizualinio išpildymo sukūrei pats vienas? Jo šį kartą visas procesas buvo mano ir man taip patiko, aš tiesiog visą sausio mėnesį tik to gyvenau. 9 val. Sėdu prie kompo, 7 val. Vakaro baigiu. Tai geriausias laikas, kokį aš turėjau, nežinau, per paskutinius 10 metų turbūt. Jaučiausi gyvas ir darydamas galvojau, kaip aš norėčiau tai daryti kiekvieną dieną, neit į jokį samdomą darbą. Ką tau realiai reiškia tas vienas pats? Kiek naujų dalykų teko išmokti pakeliui? Nesvarbu, kad aš moku dirbti su Photoshopu, su InDesign, nesu niekada dirbęs. Tiesiog pasiėmiau mokymus, įsiplanavau, kad aš dabar gruodžio gale ir sausio pradžioj turiu mokytis, išmokau su ta programa ir sėdau tiesiog daryti dizainą pats. Tai va, pirma, nupiešti personažai, sakykime, yra gruodis. Ko aš noriu kaip kokiam kompiuteriniam žaidime nusipiešti, kaip atrodo gruodis stovintis, kaip atrodo jo rūbai, ar tai yra odinė striukė, ar tai yra maikutė, ar tai yra, paltas, kaip jo viršus atrodo, kaip jo pačia atrodo, kaip jo batai atrodo, kaip jo šukuosina atrodo. Tai aš jį nusipiešiu stovinti priešais mane, tada noriu matyti, kaip jis atrodo pasisukęs šonu, kaip jis atrodo iš nugaros, kaip jo netgi stovėsena atrodo, ar jis susikuprinęs, ar jis išsitiesęs, ar jis pasitikinęs. Netgi apsirašau tiksliai jo svorį, ūgį. Tada einam giliau, piešiam veido mimikas, tai yra neutrali veido mimika, tada besišypsantis, tada piktas. Ten atsiranda dar kitos magijos, nes gruodis neutralus ir besišypsantis atrodo beveik identiškai, nes jis yra toks, tipo, biški pavargęs, toks nerodintis savo emocijų, sakykime. Tu jau pieši kaip tokio netgi charakterio savybė. Bet galiausiai tu turi tokį didžiulį profilį, kaip tas žmogus atrodo. Negana to, ten yra prašyta, kaip jisai elgias, jo istorija ir tada ateina vėjos, Remio, Sygio, dar kažko eilė ir visi jie yra taip iki detalių aprašomi. Tai gali skambėti, kad tai yra daug darbo dėl nieko, bet man taip patogu paskui juos sudėlioti visur, juos sujungti. Vienas personažas yra užsisportavęs, marozas, tas stambus didelis, kai man juos reikia supiešti kartu su gruodžiu, žinau, kaip jie turi proporciškai net atrodyti. Gali būti, kad kai kurio personažo yra tik tais vos ne gal 2 iliustracijos, bet nesvarbu. Norėjau, kad jo avataras būtų supieštas, aprašytas ir jis stovi ir laukia savo eilės, kad suvaidintų savo sceną. Apie grįžusius ištrinti iki šiol kalbėjomės kaip apie knygą, bet ji turi ir dar vieną pavidalą. Jeigu neklystu, pradžioje apskritai buvo kuriama kaip audio serialas. Rašiau kaip audio serialą ir iš jį įgarsinau, bet įgarsintas ne kaip kokia audio knyga, o kaip mono audio spektaklis, kur atsiranda garsų, šiek tiek daugiau D negu tik tais suskaitimas. Sukonstruotas labiau kaip Netflixo serialas. Jei kam nors dabar kyla klausimas, kurią šios istorijos versiją rinktis, skaityti ar klausyti, ką patartum tu? Šitą knygą galima žiūrėti kaip patirtį, kur tu gali perskaityti, analizuoti iliustracijas, panert į žodžius ir panašiai. Ir tada dar papildomai paklausyti dar serialo ir pažiūrėti, o kaip autorius tai įskaitė. Ypač jau žinodamas siužetą, tu dar kitaip išgirsi. Redaktorė perklausė, o paskui jau redagavo. Sako, aš kai perklausiau, girdėjau daugiau kriminalo. Kai skaičiau, labiau išjaučiau meilės tą liniją. Kartais tą patį kūrinį gali matyti skirtingai vien dėl jo formato.
mes keičiamės, bet mūsų tas pamatas vis tiek išlieka tas pats. Many labai daug tokios destrukcijos, melancholijos, tamsos, tokio rajono, gatvių, bromų. Ir bet šitas kūrinys yra noras leist pasiganyti tam vidiniam jausmui. Kad aš vėl turėčiau platformą, rašyti taip, grubiai, nepraustaburniškai. Šita knyga yra 2016 sausis, tik brandesnis savo rašymo gebėjimu. Išmokęs geriau stebėti pasaulį, prigėręs daugiau patirčių. Jeigu žmonėms patiko Aš jums nepatiksiu knyga, kurią parašiau sunkiai sirgdamas galvos ligom, tai va čia yra tas pats. Čia ras to purvo.